Kai tau patinka tavo gyvenimas, tu nenori nuo jo pabėgti. Bet labai daug žmonių gyvena gyvenimą, kurie nuolatos stengiasi pabėgti. Tai pavyzdžiui, žiūri filmus, serialus, žaidžia kompiuterinius žaidimus ar azartinius žaidimus ar kažkokius kitus dalykus, kad pabėgtų nuo savo gyvenimo, kad atitrauktų savo mintis nuo dabartinio savo gyvenimo į kažkokį tai fantazijų pasaulį. Taip ir aš mėgstu pažiūrėti kartais filmus ar serialus, bet jeigu mes, pagalvokit, pastoviai stengiamės pabėgti nuo savo realybės į kažkokį tai sukurtą pasaulį, fantazijų pasaulį, tai kad nes mums per daug streso galvoti apie savo dabartinį gyvenimą, tai yra kažkas negerai. Galbūt laikas pradėti kurti gyvenimą kitokį, nuo kurio mes nenorėtumėm pamėgti, kur mums bus malonu gyventi tą gyvenimą, o nestengtis nuolatos pabėgti kažkur ir atitraukti savo mintis nuo to košmaro, kuriame mes gyvenam.